Labas vakaras. Sveiki susirinkę gyvai į auditoriją. Tęsiame į rudens sesijos pabaigą jau einantį viešų paskaitų ciklą aktualioji dailėtyra. Primenu, kad tai yra Vilniaus dailės akademijos dailėtyrininkų inicijuotas projektas, kuriame dalinamės savo naujausiais atradimais ir įvairiais netikėtumais, kurie įdomus ne tik mums patiems, bet ir tikimės klausytojams. Šitą projektą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba. Na ir šį vakarą pristatau gerai mums visiems žinomą kolegę, habilituotą daktarę Rūtą Janonienę, kuri paskutiniu, jau tiesą sakant seniai, bet ypač ir paskutiniu metu telkėsi į XIX amžiaus Vilniaus dailininkų, kūrėjų, architektūros tyrimus ir šiuokart pasidalins savo naujienomis apie dailininkus Januševičius ir apie XIX amžiui susikloščiusią tokią labai įdomią savitą Vilniaus ikonografiją ir savotišką Vilniaus metraštį, kuris įdomus ne tik tai kaip meno objektas, bet ir kaip svarbus informacijos šaltinis. Rūta. Sveiki visi čia esantis ir iš toliau žiūrintis bei klausantis. Šiandien iš tikrųjų noriu pasidalinti atradimai, gal per skambus žodis, bet tokių tyrimo rezultatais apie vieną dailininkų šeimą. Intriga kilo dėl to, kad kalbant apie dailininkus Januševičius, tai yra straipsniuose skaitant ar knygose apie jų kūrinius, yra ganėtinai daug painiavos. Ne visą laiką aišku, apie kokį dailininką kalbama, ar apie tėvą, ar apie sūnų. O dar didesnė intriga buvo palyginus Lietuvos dailininkų žodyno ir Lenkijos dailininkų žodyno medžiagą, publikacijas, kur pasimatė, kad mes žinome 2 dailininkus, o Lenkijos dailininkų žodynas fiksuoja 3. Vienas pas mus yra dailininkų žodynas sujungtas biograma, 2 dailininkų duomenys tarsi sujungti į vieną, padarytas Marcelis Stanislovas. Tai mane paskatino atsiversti metrikų knygas, ką aš paskutiniu metu ganėtinai pamėgau šitą žanrą ir išsiaiškinti tai, kaipgi vis dėlto buvo su šita šeima ir kas jie tokie yra. Taigi, nepasakojant visų tyrimo peripetijų, yra 3 vienos šeimos dailininkai. Tai yra Marcelis Januševičius vyresnysis, visuotinai ir plačiai mums žinomas kaip Martynas Januševičius. Tai yra tėvas. Marcelis Januševičius jaunesnysis, kuris ir žinomas kaip Marcelis, ir jo kūryba, gal plačiausiai žinoma, daug kūrinių yra publikuota. Ir Stanislovas minėtas Januševičius. Taigi, dar yra su šita šeima tokia lingvistinė, problemėlė, kad labai dažnai maišoma pavardė, skirtingai rašoma arba Januševičius, arba Januškevičius, lenkiškai Januškevičius. Taigi, metrikų knygos ir šaltiniai padėjo išspręsti šitą tokią rebusėlį. Pirmiausia, radus čia dešinėje pusėje ištrauką iš Marcelio Januševičiaus vyresniojo dukros Margaritos gimimo metrikų Vilniaus Švento Jono bažnyčioje. Kad eina kalba apie šitą dailininką konkrečiai, kurį mes žinome kaip Martyną Januševičių, rodo įrašas, kad jis yra įrašytas kaip Martynas Januškevičius
ir jo žmona Julijona Svetlicka ir gimė jiems dukra, kurią beje krikštijant dalyvauja Jonas Rustemas. Tai tikrai susiveda visi duomenys, kad kalbam apie šitą Januševičių. Ir yra nubraukta vardas Martynas, parašyta Marcelis ir pabraukta pavardė Januševičius ir parašytas komentaras, kad turi būti ne Januškevičius, o Januševičius. Visą šitą dar aiškiau išdėsto paties Marcelio Januševičiaus vyresniojo prašymas. Išdėstytas raštu Vilniaus kurijai, kurisai prašo jo pavardę dukros metrikose užrašytą neteisingai pataisyti į Januševičius. Taigi išsisprendė šitas klausimas ir atsirado dar viena intriga. Mes dabar turime du Januševičius Marcelius, ir Marcelis vyresnysis ir Marcelis jaunesnysis. Jų kūryba labai panaši ir jie abu gali būti pasisignavę savo kūrinius Marcelis Januševičius. Tai vietoj to, kad man paaiškėtų situacija, jinai dar truputėlį labiau susipainiojo. Marcelis jaunesnysis, dėl to ir mano tekstuose, kurios dar neišėjo, bet parašiau straipsnelį apie šitą šeimą, ir toliau bus Marcelis, o kad ta painiava vis dėlto taip jau labai nesusisuktų galvose, tai aš ir čia, ir tekstuose visgi linkstu rašyti tą vyresnįjį kaip Martyną Januševičių, nes universiteto dokumentuose jie abu studijavo Vilniaus universitete. Vyresnysis pas Smuglevičių ir Rustemą, o jaunesnysis pas Rustemą. Ir jie studijavo didelę laiko dalį tuo pačiu metu, nes tas vyresnysis labai ilgai studijavo, buvo labai toks linkęs vaikščioti į paskaitas. Tai matyt, kad jie skirtusi universiteto dokumentuose, Marcelis vyresnysis yra visur įrašytas kaip Martynas. Taip ir liko, kartais pažymint, kad, žodžiu, abu vardus. Marcelis jaunesnysis gimė taip pat dar ne Vilniuje, tai Podolėje, dabartinės Ukrainos teritorijoje. Ir iš šitų visų dokumentų, apie kuriuos čia šneku, dar paaiškėjo ir tiksli jo gimimo data. Nes mūsų žodynuose irgi rašoma įvairiai, arba 802, arba 806 metai. Jo tėvo dokumentuose yra aiškiai parašyta, kad jis krikštytas 805 metais. Na, į biografinius duomenis čia dabar nėra laiko labai gilintis. Tai pereinu prie to daiktinio įrodymo, kad Stanislavas Januševičius gimė jau Vilniuje 834 metais. Beje, įdomi tokia detalė, šiek tiek trikdanti ir šiek tiek liūdna, nes visų gimimo datas radau, bet nei vieno iš jų mirties datos taip ir nepavyko rasti, bet apie tai galbūt, jeigu liks laiko, tai paskaitos pabaigoje dar grįšiu prie šio fakto. Taigi, Marcelio Januševičiaus jaunesniojo sūnus Stanislavas buvo jo antrosios žmonos Marijos Bužinskaitės sūnus, krikštytas Bernardinų bažnyčioje, ir gan anksti mirė jo mama, tai 842 metais, taip pat palaidota Bernardinų kapinėse. Ir tada berniuko tėvas vedė trečią kartą Juliją Glembockaitę, su kuria susilaukė viso būrio vaikų, dabar tiksliai nepasakysiu, 14 jų buvo, tiesa, dauguma mirė vaikystėje, bet nėra jokių duomenų, kad kuris nors iš tų jau trečiosios žmonos vaikų būtų linkęs į dailę ar būtų tapęs dailininku. Tai atrodo, tik tas Stanislavas ir tęsė tėvo profesiją. Visų trijų Januševičių meninė veikla yra labai
iš dalies panaši, iš dalies skirtinga, įvairiais aspektais susijusi su architektūros, dailės ar archeologijos paminklų vizualiniu fiksavimu ir iš tiesų labai reikšmingai prisidėjo prie XIX amžiaus Vilniaus ikonografijos susiformavimo. Išlikę kūriniai, kurių beje tas korpusas, sakykime, nėra dar surinktas, nėra katalogizuoti jie visi ir kaip mūsų dailės palikimui būdinga, jie yra išsklaidyti po įvairių šalių rinkinius. Ir kas liūdniausia, didelė dalis yra Rusijos rinkiniuose, muziejuose ir nelabai prieinama. Taigi visi šitie kūriniai, kuriuos aš žinau, vienaip ar kitaip gali būti siejami su tuo vadinamu archeologiniu sąjūdžiu Lietuvoje, tai yra su Eustachijumi ir Konstantinu Tiškevičiais, Adomu Honoriu Kirkoru, archeologijos komisija ir Senienų muziejumi. Aišku, negalima absoliutinti, bet tikrai labai didelė dalis tų kūrinių buvo Senienų muziejaus rinkiniuose arba Eustachijaus Tiškevičiaus privačioje kolekcijoje. Ir taip pat nemaža dalis piešinių yra panaudoti kaip Konstantino arba Eustachijaus Tiškevičiaus knygų iliustracijos. Dabar pereisiu, kiek įmanoma, išskaidydama tą palikimą, kaip man atrodo, pagal asmenis į grupės, pradedant nuo Marcelio vyresniojo arba Martyno Januševičiaus. Jisai, mano supratimu, turbūt buvo gabiausias iš visų trijų. Dėl Stanislovo sunku spręsti, nes apie jo kūrinių labai nedaug išlikę, bet vyresnysis Januševičius buvo, atrodo, kad vienas iš gabesnių Pranciškaus Smuglevičiaus mokinių. Iš tikrųjų buvo įvaldęs labai gerą piešinio techniką, kas matyti čia, pavyzdžiui, rodomam Švento Kazimiero koplyčios altoriaus piešinyje. Bet jis taip savo veiklą pakreipė daugiausia kaip kopijų tapytojo ir dar labiau kaip paveikslų restauratoriaus. Iš tiesų, Marceliui vyresniajam ar Martynui Januševičiui turime būti dėkingi už daugelio Čechavičiaus ar Smuglevičiaus paveikslų buvusių Vilniaus bažnyčiose ir ne tik Vilniaus bažnyčiose, Nesvyžioje išsaugojimą. Na, čia vienas iš Čechavičiaus paveikslų iš Šventos Kotrynos bažnyčios. 1836 metais Martynas, jau sakysiu, paprasčiau būtų Januševičius, dalyvavo didelėje Vilniaus katedros interjero restauracijoje, restauravo beveik visus tenai buvusius garsesnius paveikslus, ypatingai Čechavičiaus ir Smuglevičiaus, kurie ten Vilanio nesuradus duomenų, kad būtų restauruoti. Ir kartu jisai buvo nežinau, savo ar kieno nors užsakymų, bet sukūręs tų paveikslų kopijas, kurios buvo Eustachijaus Tiškevičiaus rinkiniuose, kaip čia dešiniai pusėje reprodukcijai rodo Lipdė. Jie ir šitie piešiniai, dalis jų esantis Vilniaus Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rinkiniuose, jau Tiškevičiaus yra įvardinti kaip kopijos, bet man pačiai buvo ganėtinai įdomu palyginti su originalu ir pastebėti, kad tai nėra tikslios kopijos. Ir čia irgi klaustukas, ar Januševičius čia interpretavo siužetą ir bandė sukurti paveikslo versiją remiantis originalu, ar tai yra
netgi man buvo tokia mintis, kad gal restauruojant paveikslą jisai pakeitė šiek tiek kompoziciją ir tai, ką mes matome restauruotame paveiksle, nėra ta pirminė kompozicija, kurią galbūt jisai nusipaišė prieš restauruodamas, bet tai jau būtų ne restauracija, o kažkoks kitas reiškinys. Kadangi visi amžininkai jį mini kaip labai gerą restauratorių, tai visgi aš esu linkusi manyti, kad ta ankstesnė mano mintis gal buvo teisingesnė, kad jis tiesiog bandė ieškoti savų tų garsių kompozicijų versijų ir variantų ir modifikavo savo pirmtakų kompozicijas šiek tiek eskizuose. Na, vienas iš garsesnių jo restauruotų paveikslų yra iš Vilniaus Petro ir Povilo bažnyčios Apaštalų atsisveikinimo kompozicija, dabar neseniai vėl beje restauruota iš naujo. Ir Senienų muziejuje buvusi Grassi tapyto Valickio portreto kopija, kuri rodo tikrai labai aukštą tą meninio atlikimo, amato įvaldymo lygį. Atrodo, kad ne Marceliui jaunesniajam, o Martynui Januševičiui reikia priskirti litografinį portretą Augusto Bekių, sukurtą pagal Rustemo tapytą portretą. Ir įdomi žinutė, kažkaip atsitiktinai, tiesą sakant, ją pastebėjau publikacijose XIX amžiaus, kad Marcelis Januševičius, dabar ten buvo didelis klaustukas kuris, bet atrodo, kad tas vyresnysis buvo paskelbęs prenumeratą dar universiteto veiklos metais, 828 regis, jeigu neklystu, litografuotiems universiteto profesorių portretams. Visgi panašu, kad tai tikrai turėjo būti vyresniojo iniciatyva, kuris beje, kaip matėsi, ir iš tų dukros metrikų draugavo artimai su Jonu Rustemu ir jo portretus galėjo kopijuoti. Kita prenumerata paskelbta šiek tiek vėliau, 837 metais, atrodo vis dėlto jau yra jo sūnaus Marcelio Januševičiaus jaunesniojo. Jinai yra gerai žinoma, cituojama, rašant apie šios dailininkus, bet vis dėlto ją pristatyti verta dar kartą, truputėlį išsamiau. Tai yra spaudoje Peterburgo ir Vilniaus buvo paskelbtas ketinimas išleisti tokį tarsi Vilniaus senovės paminklų, anksčiau rašytas Senienų, bet man atrodo, kad senovės paminklai tiksliau atspindi tą esmę, ne Senienas jis fiksavo. Vilniaus įvairių paminklų piešinius ar akvarelės litografuotas 40 litografijų albumą, kurį turėjo sudaryti bažnyčios iš išorės, o kai kurios ir iš vidaus, garsių žmonių paminklai, jau nugriautų rūmų griuvėsiai ir dar egzistuojantis rūmai, garsesni bažnyčiose esantis bareljefai, portretai ir paveikslai, miesto vaizdai nuo Pilies, Bekešo ir Trijų kryžių kalnų. Tai iš tikrųjų atrodo projektas toks išsamus ir daug apimantis. Ir turėjo Zemblovskio litografijoje tie albumai būti gaminami ir platinami, bet atrodo, kad dėl, tiesą sakant, neaiškių priežasčių tas projektas pilnai nebuvo įgyvendintas, arba bent mes nežinome nei vieno tokio albumo pilno. Nors reikia pripažinti, kad atskirų litografijų, lyginant Zemblovskio produkciją su Januševičių piešiniais, tikrai galima rasti. Tie piešiniai ir akvarelės, jie dabar yra, kaip jau minėjau, išblaškyti po įvairius Lenkijos, Rusijos, Lietuvos rinkinius ir nėra vienalaikiai. Tai atrodo, kad dalis jų yra sukurti iš tikrųjų
to paskelbto albumo sudarimo tikslais, nuo 35 iki 37 metų, bet akivaizdu, kad Marcelis Januševičius jaunesnysis šitą savo projektą tęsė iš esmės visą likusį gyvenimą ir piešė, sukūrė žymiai daugiau tų vaizdų negu 40, jų yra arti 200, jeigu sudėjus viską į vieną vietą. Ir dalis tų išlikusių akvarelių yra numeruotos, pagal tą numeraciją galima daugmaž rekonstruoti ir bandyti įsivaizduoti to planuoto albumo struktūrą. Tai pirmieji du vaizdai šiuo metu esantis Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkiniuose, tikriausiai tam patekę Susėnėnų muziejaus kolekcija, ta, kuri grįžo į Lietuvą iš Rusijos dalim, jie pateikia truputėlį primenantį Smuglevičiaus, to Vilniaus kai kurių peizažų tokį vaizdą. Tai yra pilių teritorija, Vilniaus katedra ir tokie šiek tiek panoraminiai peizažai. Aišku, čia nekalbu apie stiliaus panašumą, tik apie požiūrio į Vilnių panašumą. Čia ir centras yra pilis ir katedra. Ir čia yra ta kaip ir išeities taškas. Vėliau ta numeracija iš tų išlikusių kūrinių nėra visiškai nuosekli, šokinė, nepavyko surinkti 40 iš eilės kūrinių. Bet kai kurie kūriniai yra kopijuoti, čia užbėgant ties truputėlį į priekį, galima pasakyti, kad daugiausia kopijavo, atrodo, jo sūnus Stanislovas. Ir ko gero jisai mokėsi piešti, kopijuodamas tėvo šitas akvarelės, už tai kai kurios yra truputėlį primityvoko piešinio, kas visą laiką mane glumindavo, nes jos pasirašytos Januševičius. Ir galvoju, kaip gali būti, jeigu žmogus vieną akvarelę nutapo su puikia perspektyva, o kitoje staiga griūna stogas. Ir, paskiau šitas klausimas irgi išsisprendė. Taigi toliau turėtų eiti pagal tą albumo koncepciją Bekešo kalnai, iš esmės tie patys pilių kalnai, tik įvairiais rakursais. Paskiau Žemutinės pilies rūmai ir čia vėl prasideda įvairios tokios spėlionės ir klaustukai. Nes akivaizdu, kad, sakykime, šios dvi akvarelės negalėjo būti nutapytos iš natūros niekaip. Visų pirma, 35 ar 40 metai, kažkur čia tiksliai jos nėra datuojamos, rūmų jau nebuvo. Jeigu jie būtų stovėję, tai kiek žinom iš Smuglevičiaus akvarelių, jie yra visai netokie, ta prasme, ne ten durys, ne ten bokštai, ne taip čia nupaišyta. Ir katedra čia vaizduojama, vienoje akvarelėje jau Gucevičiaus perstatyta, tik Kazimiero koplyčia tokia jau labai išryškinta. Kitoje akvarelėje dar tokia tarsi iki Gucevičiaus perstatymo katedra. Bet varpinė jau yra XIX amžiaus pradžios pavidalo. Kasgi tai yra? Bandžiau šitą mįslę išrišti. Ir supratau, čia akivaizdu, aišku, kad tai yra bandymas pavaizduoti Vilniaus tą senąjį centro vaizdą iki Gucevičiaus rekonstrukcijos ir rūmų nugriovimo. Rekonstrukcija tokia vizualinė, remiantis iš tikrųjų tai Brauno planu. Pagrindinis rūmų tas piešinys, interpretuojant, žinant jau kitus vėlesnius piešinius, galbūt ir mačius Smuglevičių, nesu visiškai tikra, bet iš senųjų Vilniaus planų, ypatingai netiesiogiai, ne to pirmojo Brauno varianto, bet iš vėlesnių jo perdirbinių, kurių buvo labai daug iš tikrųjų. 18 amžiui buvo jie ir Vilniuje leidžiami, ir 19 amžiui tokie supaprastinti šiek tiek. Ir kartu išplečiant visą pilies teritoriją,
galimas daiktas, kad iš tikrųjų remiantis iki mūsų neišlikusių architekto Pietro Rossi pirmavaizdžių, kaip dažniausiai tai nurodoma parašuose. Tos vadinamos anonsuotos bažnyčios iš išorės ir iš vidaus, tai iš vidaus yra labai nedaug dabar žinomų nupaišyta, labai įdomu. Iš tikrųjų tai yra, turim įsivaizduoti, kad tai yra labai ankstyvi ir kai kuriais atvejais vieninteliai ir pirmi ir vieninteliai kai kurių bažnyčių interjero vaizdai. 19 amžiui jau tik gerokai vėliau Vilčinskio albumas šiek tiek pradėjo platinti, bet iki tol nebuvo tokių piešinių apskritai. Čia galima ir nagrinėtis ir smulkiau, bet dabar tam nėra laiko. Čia tik tai galiu atkreipti dėmesį, kad katedros šitos abi akvarelės šiuo metu yra Puškino vardo muziejuje Maskvoje ir tik kažkieno, nežinau kokiais būdais gautos ir Wikipedijoje paskelbtos ganėtinai prastos rezoliucijos, bet yra žinoma, kad tam muziejuje yra žymiai daugiau iš Senienų muziejaus išvežtų akvarelių, kurių neleista. Lenkija viena bandė nufotografuoti, lenkų mokslininkė, ir bent jau sąrašą publikuoti ir negavo leidimo. Tai tiesą sakant, lieka mislė, kas ten yra. Čia dar viena Wikipedijoje paskelbta irgi iš to paties muziejaus akvarelė, Aušros vartai. Čia 20 turėtų būti pagal eilę tas albumo kūrinys. Reikia pripažinti, kad šitie Januševičiaus Marcelio piešiniai iš tikrųjų yra šiek tiek tarsi primityvoki. Ir iš kitos pusės, čia toks paradoksas, man atrodo, jisai šaltiniuose, jis labai norėjo būti piešimo mokytoju, labai daug kartų aplikavo į Vilniaus gimnazijos piešimo mokytojo poziciją. Ir vienam tokiam atsakymė jam buvo labai keistas apibūdinimas, kad jo peizažai labai gražus ir jis yra puikus tapytojas, bet kaip techninio piešinio mokytojas, ko reikėjo tuo metu Vilniaus gimnazijai, tai jis nelabai tinka. Tai jis atrodo, bet kaip tyčia išliko labiau tie piešiniai, kurie buvo skirti litografavimui ir fiksavo paminklą. Tai nėra tiesioginė to žodžio prasme peizažas, tai yra paminklo portretas, pasakykim taip, čia Kraševskio žodžiais tariant. O peizažus jis iš tikrųjų tapė labai gražius, bet jų yra vienas kitas, prieisim prie jų. Čia žiūrint iš tos Aušros vartus, atrodo, kad viskas mums labai žinoma ir pažįstama. Ta prasme, kai kurie tie Januševičiaus Vilniaus albumo piešiniai yra labai reikšmingi ir unikalūs dėl to, kad fiksuoja paminklus, kurie neišliko iki mūsų dienų. Aušros vartai stovi, atrodo, su jais viskas aišku. Bet man neaišku, pavyzdžiui, va čia vakas. Čia yra fiksuota kažkokia broma, perėjimas, kurio dabar nėra. Dabar jeigu pasižiūrėtume, nenorėdama apkrauti labai prezentacijos, nedėjau nuotraukos ar litografijos kokio 19 amžiaus vidurio, čia stovi toks 4 aukštų namas, kuris pristatytas prie pat Aušros vartų. O Januševičiaus akvareliai va toks kampelis, kuris, aš nespėjau, nesugebėjau išsiaiškinti, kas čia buvo per praėjimas ir kaip tai atrodė. Iš tikrųjų, bet tai yra vienintelis piešinys, kuriame užfiksuotas šitas elementas. Iš tokių bažnyčių, kurios buvo su interjerais, kad ir šiek tiek irgi tas piešinys suprimityvintas, tai yra Petro ir Povilo bažnyčia. Ir čia vėl gražu įsivaizduoti, kaip vyresnysis ir jaunesnysis Marceliai abu dirba iš esmės toj pačioj erdvėje, nes tėvas restauravo paveikslą didžiajam altoriui, o sūnus paišė aplinkui bėgiodamas interjerą ir tą fasadą bažnyčios, nes iš esmės
tuo pačiu laikotarpiu jie sukurti šitie, kai buvo vykdoma restauracija. Na ir tų bažnyčių, čia staiga atsiranda 43 numeris Kotrynos bažnyčia. Tai akivaizdu, kad jau peržengta ta pirminio sumanimo riba ir iš tikrųjų jų buvo žymiai daugiau. Iš rūmų kategorijos nebaisiai, atrodo, pavyko generalgubernatoriaus arba buvę vyskupų rūmai, truputėlį toks kažkoks, gal širdis nelinko į tuos rūmus labai gilintis, o, sakykime, Verkių rūmai yra viena iš geresnių, iš tikrųjų viena iš gražesnių Marcelio Januševičiaus, šitą labai puikiai žinoma mums akvarelė, bet jinai vat yra toks tarpinis variantas tarp to, kaip aš sakiau, paminklo, portreto ir peizažo. Čia labiau linkstama jau į peizažo pusę, nors yra tokia pusiausvėra, sakykime, tarp abiejų tų žanrų. Ir kitos Verkių rūmų yra gan nemažai tų versijų ir variantų. Čia va, su užrašais skirtingais, tie užrašai ne visą laiką aišku, ar yra paties dailininko, ar vėliau užrašyti, kai kuriais atvejais atrodo tikrai vėliau. Bet atrodo, kad Verkių rūmai turėjo būti 5. objektas, bet čia aš nesu tikra, neuždėjau klaustuko prie Januševičiaus Marcelio, bet nesu tikra, ar kartais čia ne Stanislovo kopijos. Bet nežinau, nes kartais Januševičius, tas Marcelis, tas jaunesnysis irgi, na, kažkaip sausokai nupieždavo. Oi. Sapiegų rūmai dar yra pora panašių akvarelių, čia iš Varšuvos nacionalinio muziejaus yra kitose rinkiniuose, labai puikiai iš tikrųjų pasitarnavo restauruojant Sapiegų rūmus. Tai vat vienas iš tokių ikonografinių šaltinių, kuris buvo labai reikšmingas ir tikrai prisidėjo prie rūmų atstatymo. Ir Radvilų rūmai, Jonušo Radvilos, piešti pagal medalį. Bet staiga vėl kažkaip vėl kito žanro, toks ganėtinai preciziškas piešinys. Ir nežinau, kaip kuo paaiškinti. Čia M. Januševičiui signuota, tai aišku, kad yra Marcelio Januševičiaus to jaunesnio. Tikriausiai, ar pagal viską, vis dėlto pagal visą jo kūrybos pobūdį, tai jo turėtų būti. Kodėl šiek tiek skiriasi, gal tas medalis, pati stilistika padiktavo šiek tiek kitą braižą. Jėzuitų rūmai Vingyje labiau linksta irgi jau į peizažo pusę ir užrašas visai kito stiliaus, atrodo tarsi panašu, kad būtų dar kažkokia komplektuota grupė kūrinių, kuri turėjo būti su tokiais didžiųjų raidžių užrašais. Pereinant, čia aišku visko tikrai neįmanoma parodyti, tai pereinant svarbiausius kūrinius iš tų anonsuotų grupių, žmonių paminklai, žymių žmonių paminklai. Ir čia Strojnovskį pasirinkau dar dėl to, yra daugiau tų paminklų. Iš tikrųjų, Marcelis Januševičius užfiksavo visus iš esmės Vilniuje buvusius barokinius, maneristinius barokinius ir čia jau klasicizmo jo laikus, tai galima sakyti, statytas paminklas, visus antkapinius paminklus, kuriuos mes ir dabar vertiname labiausiai ir žinome kaip puikiausius memorialinius kūrinius. Ir kartu man šitas Strojnovskio antkapio piešinys labai akivaizdžiai parodė tą kryptį, kaip Januševičiaus šitie kūriniai yra susiję su Kirkoro pasivaikščiojimais po Vilnių, su knygos netgi koncepcija ir turiniu. Iš esmės Januševičiaus visas šitas akvarelės galima, čia net buvau atsinešus, bet necituosiu dabar jau iš
žiūriu, laiko nėra, iš Kirkoro pasivaikščiojimų. Galima visą knygą iliustruoti Januševičiaus akvarelėmis. Ir yra tokių objektų, kurie iš tikrųjų nebuvo iki tol, nei dėmesys atkreiptas į juos, nei jie aprašyti, nei fiksuoti kitur, kaip Januševičiaus akvarelėse ir Kirkoro knygoje. Manau, kad jie iš tikrųjų artimai bendravo ir Senienų muziejaus funkcionavimo laikais, nors Januševičiai nebuvo nei vienas nariu, nedalyvavo tiesiogiai nei archeologinės komisijos, nei Senienų muziejaus veikloje, bet buvo labai susiję ir dirbo jų užsakymų. Na ir čia vienas iš pavyzdžių, kad vis dėlto yra Ozemblovskio litografijos kai kurios, jos nenurodyta, kad sukurtos pagal Januševičiaus piešinius, bet nesunku atpažinti. Iš tokių žinomų labai paminklų. Ir čia pabaigai memorialinių paminklų skyrelio įdėjau tos peizažinės litografijas ir akvarelės, kurios man iš tikrųjų yra nuostabiai gražios, labai subtilios ir aš sutinku su XIX amžiaus autoriais, kad Januševičius buvo labiau peizažistas negu tos architektūros fiksuotojas. Čia yra litografijas. Vilniaus universitete yra nesignuotas egzempliorius, Varšuvos nacionaliniam muziejui yra signuotas, pavardė dailininko. Tai yra toks labai romantiškas peizažas su Snedeckio antkapiu, čia stovi urna tokia Horodnikuose, ir Augusto Bekių ir jo dukters antkapis Rasų kapinėse. Čia vėl tėvo ir sūnaus paralelės. Tėvas litografavo Augusto Bekių portretą, o sūnus nupaišė tokį augalais apžėlusią antkapį. Iš paveikslų buvusių bažnyčiose nesu tikra, kad išliko visi, tikriausiai arba neišliko, arba yra neprieinami. Turėjo, gal, man atrodo, būti sukurta daugiau, bet yra litografija iš visų šventųjų bažnyčios paveikslo garsėjusio malonėmis, su pačios bažnyčios vaizdu, ir akvarelė Varšuvos nacionaliniam muziejui prieš kurį laiką čia mano pastebėta iš Bazilijonų Švenčiausios Trejybės bažnyčios. Čia irgi tas atvejis, kai Januševičiaus kūrinys pasitarnavo paminklo atgimimui tam tikrą prasme, nes pagal šitą akvarelę, kuri fiksuoja paveikslo vaizdą dar iki perdarimo stačiatikių stiliumi aptaisų, dabar yra nutapyta ikona ir pakabinta Švenčiausios Trejybės Bazilijonų altoriuje. Ir vėl tas paveikslas originalas yra dingęs, išvežtas į Rusiją ir nežinia, ar iš viso išlikęs, bet ikona gyvuoja kopijoje nuo Januševičiaus. Iš Šventos Dvasios bažnyčios jisai nukopijavo Aleksandro Jogailaičio ir pirmojo klebono portretus. Aleksandro Jogailaičio portretas pagal šitą akvarelę daugybę kartų yra litografuotas ir labai paplito. Ir va tas elementas, kuris retai kieno buvo iki Januševičiaus fiksuotas, bet yra Kirkoro aprašytas, tai Bernardinų lobyno durys, kurios patraukė istoriką dėl pavaizduotų reljefų. Čia Vytis vaizduojamas Lenkijos erelis ir šiek tiek komiška skaityti Kirkoro, nes net pažino, kas yra angelas ir kažkokia moteris. Bet čia apreiškimo scena kažkaip ten nesuprato. Tai labai suko galvas, kas čia pavaizduota, o Januševičius labai kruopščiai nupaišė. Ir, žodžiu, vėliau, pavyzdžiui, tą patį darė Alfredas Riomeris.
bet čia jau gerokai vėliau iš Krokuvos muziejų yra toks užpieštas irgi tų durų fragmentas. Tai iš neskelbtų, sakykime, prospekte objektų, tai yra universiteto observatorija, kurią piešė ir Marcelis, ir Stanislovas, ir ne vieną kartą. Įdomu man buvo atrasti Varšuvos nacionaliniam muziejui observatorijos tos Baltosios salės interjero akvarelė, kuri stilistiškai yra labai artima šitam tokiam monochrominiam fasado vaizdui, nes kiti yra labiau spalvoti, sakykime, akvarelė ir yra šiek tiek kitokie. O čia irgi kaip pora eina, kaip bažnyčia su interjeru, jisai piešia taip šitą observatoriją su interjeru. Yra vienas iš turbūt ankstyviausių interjerų vaizdų observatorijos išlikusių. Vilniaus senosios rotušės vaizdas, šitas jau daugybėje knygų, ne tik dailės, bet ir istorijos publikuotas, sukurtas vėl, sakoma, pagal Pietro Rossi pirmavaizdį, yra pagrįstas, sakykime, jo moksliškumas dar pridėjus planą. Čia vėl tas vaizdas yra Lietuvoje, dailės muziejuje, o Varšuvos nacionalinė muziejuje yra antra šito kūrinio sudedamoji dalis. Tai yra senosios rotušės planas, kur galima, ir čia yra išvardinta smulkiai, kokia funkcija, kokiam korpuse buvo vykdoma. Ir vienas iš, mano supratimų, žaviausių peizažų, turistų šiek tiek irgi piešinio tokių keistumų, bet labai gražus man botanikos sodo vaizdas, kuris yra privačioje kolekcijoje Vilniuje, bet atrodo, kad kažkada buvęs ne Senienų muziejuje, o po Senienų muziejaus viešosios bibliotekos rinkiniuose. Irgi iš neskelbtų tose anonsuose vaizdų labai žavingi yra jo Vilniaus užkardų piešiniai. Tai Antakalnio daugybėje publikacijų maišoma, rašoma, kad čia Pohuliankos užkarda, bet čia akivaizdu, kad prie Sapiegų rūmų vartų, o Pohulianko yra žinoma iš Zemblovskio litografijos. Ir čia irgi tokia man mislė, palyginus kolegų kūrinius. Nežinau, kuris yra pirminis, ar jie abu šalia susėdę piešė, bet Januševičius ir Vincentas Dmachauskas, vienas iš garsiausių peizažistų, Vilniaus meno mokyklos auklėtinis, jie, šiaip kolegos, labai neįtikėtinai panašų kūrinį nutapė ir manau, kad visgi Januševičiaus yra ankstyvesnis. Bet negaliu spręsti griežtai. Barboros Radvilaitės rūmai irgi turi labai daug versijų ir kopijų ir ne visą laiką lengva atskirti, kur yra Marcelio, kur yra Stanislovo, bet vienas iš, jeigu žiūrint ne reprodukcijas, o originalus, tai galima iš dalies remtis technikos palyginimu, nes Marcelis tapė akvarele daugiausia, o Stanislovas guašą naudojo. Ir piešinio yra niuansų. Ir pereinant jau prie labai konkrečiai ryšių su Eustachijum Tiškevičium, apskritai Tiškevičiais ir Senienų muziejum, tai viena iš netikėčiausių ir man įdomiausių akvarelių, irgi tokia monochrominė iš Varšuvos nacionalinio muziejaus, yra šita, vaizduojanti Eustachijaus Tiškevičiaus kambarį Vilniuje prieš įkuriant Senienų muziejų, kuris buvo apie 35 metus Eustachijus Tiškevičius savo kolekciją atvežė į Vilnių ir ją buvo išdėstęs keliuose pastatuose. Jis nuomavo vieną, paskiau kitą, paskiau savo Tiškevičių rūmuose buvo, paskiau jau galiausiai į Senienų muziejų perdavė. Yra ypatingai retas ikonografinis atvejis, kai yra taip detaliai
užfiksuotas interjeras. Ir šita akvarelė yra patekusi į Varšuvos nacionalinį muziejų su albumu, kuris priklausė Kirkoro žmonai. Tai viskas irgi sukasi aplinkui tą pačią kompaniją. Čia šiek tiek grįžtant tarsi prie Vilniaus senovės paminklų, bet specialiai taip sudėjau po ryšių to fiksavimo su Eustachijum Tiškevičium, kad kitas žingsnis, kur labai akivaizdžiai matosi Januševičiaus ir Tiškevičiaus Eustachijaus ryšys, tai yra Švento Kazimiero bažnyčios piešiniai, Mokslo akademijos bibliotekoje išlikę ir Gosievskio paminklas, dabar neišlikęs, sunaikintas, buvęs toje bažnyčioje, kur yra žinoma iš publikacijų XIX amžiaus ir XX pradžios, kad yra sukurta Tiškevičiaus užsakymų, konkrečiai, kai jau buvo aišku, kad bažnyčia atiduota stačiatikiams, kad Januševičius nupieštų, yra dar varpai nupiešti jo Mokslo akademijos rinkiniuose, irgi jau neturėjau tos iliustracijos. Lankėsi jisai ir pas Tiškevičius Lohojske, kur piešė tos dvaro aplinkos vaizdus ir fiksavo kolekcijos tokius kai kuriuos elementus, čia senovės puodinių dugnų piešiniai. Apskritai, šito žanro kūryba jo labai buvo svarbi ir labai pas mus dar mažai žinoma, tik Adomas Butrimas rašybėje tą publikavęs. Žinoma, pats garsiausias turbūt Marcelio Januševičiaus kūrinys, rodantis jo glaudžius tos ryšius su Tiškevičiais, tai yra Senienų muziejaus atidarimo vaizduojanti akvarelė, beje, jos yra dvi labai panašios. Ir jau vien tas faktas, kad Tiškevičius tikrai nebūtų užsakęs bet kam tokio kūrinio, nes tai yra akivaizdžiai užsakomasis kūrinys, tai rodo jų Pats Januševičius yra įvardinęs, kad labai draugauja su Tiškevičiu. Tai tas ir matyti, čia yra kita versija. Čia vienoje, įdomu, kad beveik nesimato Smuglevičiaus paveikslo, o kitoje dar gerokai gabaliukas matyti to sunaikinto paveikslo. Čia aš apverčiau piešinį, kad geriau matytųsi tos dabar nebeegzistuojantis Smuglevičiaus kompozicijos detalė. Dar kartą, jau kartojantis tos ryšius su Tiškevičiais, rodo gerai žinoma Kelionė nerimi, iškelbta ir lietuvių kalba ir ne vieną kartą visa knyga. Labai gaila, kad iliustracijos, kurios Marcelio Januševičiaus buvo sukurtos šios kelionės metu, ne iliustracijos, o tiesiog piešiniai, kurių dalis vėliau panaudota medžio raižiniais kaip iliustracijos. Patys originalai yra dingę neaišku kur, kažkur Vokietijoje pasimetę. Buvo Kraševskio rinkiniuose, paskiau sukurtos tos medžio raižinių iliustracijos yra tikrai suprimityvintos ir neatspindi pilnai to piešinio. Nors net ir iš jų matyti, kad iš tikrųjų peizažas Januševičiui buvo arčiau širdies negu tas dokumentinis fiksavimas, kurio turbūt tiesiog reikėjo moksliniais ir tais fiksavimo tikslais ir Tiškevičiais jau prašė. O peizažistas jis buvo labai jautrus. Ir tapė tokius, piešė peizažus, kuriuose net nėra jokių paminklų, tiesiog gamta. Ir kartu etnografiniai motyvai fiksuojami. Ir, žinoma, tai, kas rūpėjo jau Tiškevičiams, visokios, čia jau tinka žodis galbūt senienos, bet yra daugybė dalykų užfiksuota ir ant kapinių paminklų detalės ir kokliai ir kas tik nori. Kartu visose tose Kelionės nerimi iliustracijose ir kai kuriuose kituose Tiškevičiams sukurtose akvarelėse
atsiranda ta pagoniškosios Lietuvos linija, labai įdomi. Ir netrodo, kad kas nors būtų plačiau apie tai rašęs, bet čia tokia iš Tiškevičiaus knygos, tai iš viso trijų kryžių kalnas ir stabai nuversti, tai pagoniškos ir krikščioniškos Lietuvos tarsi tokia kvintesencija vienoje iliustracijoje. Ir žiūriu, laikas jau senka, tai trumpai peržvelgsiu iliustracijas, kurios Januševičiaus yra sukurtos Tiškevičių leidiniams. Tai yra tokios grinai archeologinių radinių fiksavimo kartu su tokiais peizažiniais elementais, kur parodyta perkasa Milžinkapio, turbūt, jeigu teisingai sakau, ten griautukai dar tokie pavaizduoti gulintis. Žodžiu, kaip rado archeologas, taip jis užfiksavo. Ai, va, čia net padidinau. Čia yra akvarelė kairėje pusėje iš taip vadinamo Konstantino Tiškevičiaus rinkinio archeologiniai kartonai. Varšuvos nacionalinio muziejaus akvarelės, kurios ne visos toli gražu dar mums žinomos, nes ne visos jos yra skaitmenintos ir neprieinamos kai kurios. Ta prasme, reikia važiuoti tenai ir žiūrėti. Nėra iliustracijų. Ir iš 42 metų knygos iliustracija matosi, kad stilius per 20 metų nelabai te pasikeitė. Ir čia iš tų dvi iliustracijos iš senovės lietuvių kostiumų rekonstrukcijų, tokių iš archeologinių sąsiuvinių ir iš kelionės Nerimi jau tų laikų lietuvių kostiumai. Ir šita veikla iš tikrųjų yra tokia plati, kad dabar šitoj paskaitoj, tai aš čia taip paviršiukais tik tai peržvelgiu ir taip intriguoja, sakykime, tie pagoniškos Lietuvos su tokia romėniška lyg ir figūra vienam pirmam plane čia iš knygos Nerimi ir kartu tie aukurų mitologiniai visi elementai. Vėliau jie visą laiką asocijavosi tarsi jau su Smakausko, Kraševskio pavardėmis, bet kažkaip Januševičius buvo užmirštas, jis vienas iš pirmųjų turbūt pradėjo šitą liniją ikonografinę. Čia vėlesnė 49 metų knyga su archeologiniais radiniais, kurios beje jisai pats vienam laiške rašė, kad jis dieną naktį dirbo archeologijos muziejaus užsakymu ir kruvinas tas buvo darbas, bet dėl to, kad buvo draugai su Tiškevičium ir su vyskupu Žilinsku, kuris irgi buvo archeologijos komisijos narys. Ir va, toks irgi netikėtas truputėlį radinys, parodantis tą diapazoną Januševičiaus veiklos, to meninio indėlio, kad jo sukurta vinjetė yra panaudota archeologijos komisijos leidinio titulinio puslapio ar viršelio iliustravimui. Čia yra užbraukta signatūra Januševičius, kažkas užbraukė. Stanislavui liko mums labai nedaug laiko, bet jo iš tikrųjų yra ir nedaug kūrinių. Vienas iš tokių ankstyvų yra nebeegzistuojanti Šventos Teresės bažnytėlė prie Neries buvusi, čia yra kitų dailininkų. Jinai užfiksuota, Januševičiaus truputį kitoks tas vaizdas, nesu tikra dėl jo autentiškumo, ta prasme, jis gal ir nebuvo jo matęs arba labai mažas turėjo būti, nes paskiau 44 metais jau nugriauta ta bažnytėlė. Čia vat yra iš tų kopijuotų tėvo darbų. Čia yra Januševičiaus Marcelio, ta švelnesnė, tokia kolorito švelnesnio interjeras, čia Stanislovo. Ir irgi
kaip Martynas Januševičius kopijuodamas Smuglevičių kažką modifikuodavo, taip Stanislovas kopijuodamas tėvo kūrinius kažką pridėdavo ar šiek tiek pakeisdavo, nebuvo jau taip viens prie vieno. Ganėtinai gražus signuotas Stanislovo Januševičiaus Geranainių vaizdas, 46 metai. Visiškas paaugliukas turėjo būti dar, bet matyt mokėsi, neradau tiksliai dokumentų, bet panašu, kad jis mokėsi pas Kanutą Rusecką Bajorų institute. Ir atrodo, kad su Kanutu Rusecku kartu kažkokiais reikalais buvo Geranainiuose, nes ten sukurtas yra Kanuto Rusecko peizažas panašus. Stanislovo, va čia matosi galbūt šiek tiek signatūras Stan Januševič, Trinitorių bažnyčia užfiksuota irgi su visais reljefais, kurie dabar nebematomi. Observatorija kopijavo nuo tėvo kūrinio, nors galėjo natūroje piešti, bet matyt taip tokia užduotis jam buvo. Čia nesu visiškai tikra, Kūdikėlio Jėzaus namai beje irgi aprašyti Kirkoro knygoje. Tai nebuvo koks nors architektūros paminklas, bet tiesiog toks svarbus Vilniui visuomeninė labdaros prasme objektas atsiranda ir Januševičių akvarelėse. Barboros Radvilaitės rūmus irgi sūnus paišė nuo tėvo, šiek tiek pakeisdamas. Čia yra tėvo pieštų rūmų fragmentas su tais barokiniais tokiais reljefais, panoplijum, o Stanislovas gotikizuotai jau transformavo į senesnius, labiau romantizuotą pavidalą. Ir Stanislovo visgi Januševičiaus yra remiantis, aišku, tą liniją Pietro Rossi, Marcelis Januševičius ir Stanislovas perima būtent tokį vaizdą Kazimiero koplyčią su tokiais niekada neegzistavusiais Žemutinės pilies rūmais. Ir būtent nuo šito vaizdo Trutnevas nupiešė XIX amžiaus jau antroje pusėje tokią litografiją išpopuliarėjusią, žodžiu, visiškai nieko bendro su realybė neturinčia. Ir čia yra signuoti Stanislovo Januševičiaus antkapinių paminklų Lenkijoje piešiniai, kurie staiga rodo, mano supratimu, didelį jo šuolį, profesinės tos technikos prasme, nes čia tik reprodukcijos blogos, nes negalėjau dabar gauti gerų. Štai yra labai Volskių paminklas Kremenicos bažnyčioje, Baltarusijoje beje Kremenica, čia blogai pasakiau, ne Lenkijoje. Tai jis labai precizinis piešinys ir labai detalus ir atrodo, kad Stanislovas galėjo būti išaugti į kruopštesnį, netgi už tėvą gerokai profesionalesnį paminklų fiksuotoją. Galbūt jis nebuvo toks peizažistas kaip tėvas. Ir man atrodo, kad šitie be autoriaus tik tai litografijose žinomi Sapiegų paminklai ir kiti paminklai, kuriuos užsakė archeologijos komisija ir Senienų muziejus, yra būtent Stanislovo Januševičiaus kurti. Marcelio Januševičiaus, bet yra tokie tapybiškesni, sakykime, o šitie yra anoniminiai. Šita yra akvarelės ir pagal jas sukurtos litografijos. Ir yra įrašai, kad sukurta archeologijos komisijos užsakymų. Manau, kad tai Stanislovas. Dėl šito nežinau. Vieno iš dviejų. Trumpai apie likimus 1 minutę. Vis dėlto apie tai, kad nei vieno iš jų neaišku, kada ir kur baigėsi gyvenimo kelias.
Martynas Januševičius, tas vyresnysis, jis nebeminimas Vilniuje nuo 42 metų. Neradau mirties metrikų, gal jis išvažiavo, gal grįžo į Podolę, sunku pasakyti, kas su juo nutiko. Marcelis Januševičius visgi gavo piešimo mokytojo vietą, bet ne Vilniuje, kuris labai svajojo, o Molodečne. Ta Molodečne jis atsidūrė prieš pat 63 metų sukilimą ir ten nutiko toks atvejis, kad vienas gimnazistas pradūrė imperatoriaus portretą. Marcelis Januševičius tą portretą surestauravo, paslėpė kanceliarijoje mokyklos, bet vis tiek kilo skandalas. Na, žodžiu, ten daugybė puslapių prirašyta carinio tyrimo komisijos ir jis to mokinio neišdavė, bet Molodečno gimnazija buvo panaikinta, o Januševičius perkeltas į Drohičino mokyklą, kuris padirbo metus. Tada yra toks keistas jo raštas, kad jis prašo perkelti jį į kitą kokią nors guberniją, kad galėtų žmonėm į akis pažiūrėti, nes jis perėjo į stačiatikių religiją. Atrodo, jis buvo priverstas pereiti į stačiatikių religiją, dar ir dėl to, kad nuo 63 metų piešimo mokytojais, apskritai jokiais mokytojais negalėjo būti katalikai. Bet jo šeima, jo tarnybos lape yra parašyta, kad jo šeima, žmona ir vaikai liko katalikais. Koks jo likimas toliau neaišku visiškai. Apie Stanislavą Januševičių irgi neradau po 63 metų nieko. Yra dvi tokios, versijos. Arba jisai galėjo dalyvauti sukilime, nes yra tarp ištremtųjų Stanislavas Januševičius, bet nėra tėvavardžio ir nėra gimimo metų, nežinau, ar tai nėra sutapimas. Ir yra viena keista istorija aprašyta Peterburgo spaudoje, kaip Januševičius, Peterburgo dailės akademijos studentas, bet be vardo, vėlgi bijau pasakyti, ar čia tas, bet labai panašu, nes iš mūsų kraštų bajoras Peterburge studijuojantis dailę, kas labai panašu, kad galėjo būti, buvo nuteistas už dokumentų padirbinėjimą ir mirė kalėjime. Bet nežinau, ar tai yra apie tą asmenį. Taigi tokių klaustukų dar šitoj keistoj iš Ukrainos į Vilnių atvykusioje šeimoje dar yra, bet iš tikrųjų per šitą šeimą ir per jų kūrinius Vilnius buvo užfiksuotas, ir ne tik Vilnius, ir daug įvairių senovės paminklų užfiksuota ir vėliau jau išpopuliarinta kitų dailininkų, ir jeigu nepasiekė natūroje mūsų laikų, tai pasiekė bent dailės kūriniuose. Tai ačiū uždėmesi. Laikė intrigą iki pat pabaigos, auditorija klausimų gal turit. Ačiū labai už intriguojančią paskaitą. Noriu paklausti, tos litografijos kažkaip plito, buvo populiarios, jas kažkaip platino. Kurios? Su Vilniaus vaizdais, pavyzdžiui. Pamirštam, kad buvo parduotuvėlės, knygynai platino, Zavackis turėjo litografijų visą laiką, parduodavo, kiti knygynai Vilniuje. Ir tiesiai iš litografijų, man atrodo, pirkdavo. Bet daugiausia turbūt paplito tos, kurios buvo panaudotos kaip knygų iliustracijos. Kraševskis yra panaudojęs, man atrodo, kad pagal Januševičiaus kai kurias Kraševskis pats nusipaišydavo, pagal savo piešinius litografuodavo, bet yra ir pagal Januševičių. Balinskis yra, sakykime, šitą Radvilaitės Barboros rūmus tikrai. Kai kurios priklausomai nuo objekto. Vienos labiau paplisdavo, kitos gal buvo mažiau populiarios. Bernardinų tos zakristijos duris, tai aš tik taip tos piešinius žinau, kad yra muziejuje Varšuvoje, bet jos gal nebuvo ir litografuotos. Bet va tokio pobūdžio, tokios jau labai dokumentinės, tokios moksliniam tyrimui skirtos, tai jos gal mažiau buvo populiarus. O
portretai turbūt labiausiai plito, bet Januševičius tai su portretais kažkaip nelabai. Tai tie iš architektūros paminklų, Aušros vartai, tos topinės vietos, kurios šiaip buvo reikšmingos, labiau iškalbingos tam visam XIX amžiaus politiniam ir religiniam kontekste, tai ir tie kūriniai tada plito. Man toks klausimas, o tai tos serijos buvo pardavinėjamos kaip serijos, ar galima buvo, nes mes žinom Vilčinskio albumą, tai mes įsivaizduojam, kad įsigydavo visą tarsi rinkinį. Tai čia buvo suplanuota, kad bus kaip rinkinys, bet nėra tokio rinkinio išlikusio. Tai vis dėlto yra prielaida tokia, kad jis nebuvo sukomplektuotas dėl kažkokių priežasčių. Gal susipyko su Ozemblovskiu tuo tarpu ar kažką, nežinau, bet atskiros litografijos yra, bet jos jau negali sakyti, kad ir iš to tokio, arba bent jau sudėto į aplankalą nėra. Ir tokių, kad būtų aišku, kad čia tas pats. Bet kad ketinimas yra, ten rėmeliai vienodi, užrašai vienodi, matosi, kad daryta ruošta litografija. Kodėl jos neišėjo, negaliu pasakyti. Gal galima tokia versija, kad neatsirado pakankamo prenumeratorių skaičiaus. Kažkodėl. Dar neatėjo Vilčinskio laikai, reklama buvo per menka ar kažkas tokio. Kada bus monografija? Nežinau, kada bus monografija, o straipsnis turėtų Varšuvoje išeiti. Ten toks kaip ir jau parašytas ir atiduotas, nes labai norėjau tuos Varšuvoje esančius kūrinius išpublikuoti, tai, ne visus, bet dalį, tai buvo tokia proga, paprašė parašyti ir gal kada nors. Rūta, o iš tavo vėlgi tyrinėjimo patirties, kiek tie vaizdai istoriškai, fotografiškai tikslus ir patikimi, o kiek kai kuriuose matėm pavyzdžiuose, kad kažkokios tai tokios tarsi istorinės fikcijos, savotiški koležai iš skirtingų laikotarpių. Tai kur tos bandymai rekonstrukcijas kurti tas senovės vaizdų, tai aišku, ten apie tikslumą jau nekalbam, ten galima kalbėti apie įvaizdį, kaip įsivaizdavo, kaip čia galėjo atrodyti. Nors kai kurie namai ten, kurie yra Pilies gatvės fragmentas, tai jis iš natūros pieštas ir ten taip, bet kur piešta nebeegzistuojantis pastatai, tai aišku, jau ten neieškokime tikslumo. Bet tie pastatai, kur kai kuriuose yra pažymėta Januševičiaus, kad piešta iš natūros, yra tokie užrašai apačioje. Tai aš manau, kad jis kai kuriais atvejais net už Smuglevičių tikslesnis, tai kad jisai net tiek įgudęs tas piešinys ir jisai sausesnis, ten taip, sakykime, bet dokumentiškai aš manau, jie yra patikimi pakankamai. Tiek, kiek ten, jie nėra labai detalūs, nes nedidelės, iš tikrųjų tai nedideli tie lakšteliai tokie. Vilniaus rotušės tas planas, tai taip. Čia kažkoks realus planą atvaizdavo, tikrai? Kaip. Nes iš esmės tai mes nežinom, kaip atrodė iki Gucevičiaus ar ne rotušė. Būtent. Tai įdomu, iš kur jis tą... Ten irgi parašyta, kad pagal Rosį. Tas planas irgi pagal Rosį. Atseit reikėtų tyrimo. Sekantį antradienį paskutinę šiais metais paskaita apie Indrės Užuotaitės, apie medinį Vilniaus paveldą ir visokius labai aktualius su juo susijusius klausimus. Laukiam. Ačiū.